nepriklausomybės šventė. Manau, kad iš tikrųjų yra džiugi šventė. Ir aišku, nenumaldomai artinas prie tos mūsų tradicinės šventės, užgavėnės. Tai taipogi sveikinu jūs visus, linkiu, kad visi šiandien privalgytumėt sočiai, riebiai ir kad išlaikytumėt tą pasninkų laikotarpį, kurį paskui reikės šiek tiek susilaikyti. Ir sėkmės, geros šventės, ir gerų linksmybių jums. Ačiū labai. Toliau norėčiau pakviesti mūsų garbingą Taurakelio seniūnę Danutę Glinskienę. Kaip ir mūsų nedaug, bet mes vis tiek kažkiek norim palaikyti tą mūsų tradiciją, kuri kasmet tikrai mes šioj tradicinėje vietoje susirenkam švęsti užgavėnių. Noriu padėkoti visam kultūros centro direktoriai, mūsų laisvalaikio salės organizatoriai, taip pat padėkoti Gidonos bendruomeniai, kuri tiesiog prisideda prie šios šventės organizavimo ir tai norim, kad tai būtų kasmet, o kad šiemet mūsų tiek nedaug, tai nežinau kodėl, gal ar popietinis laikas, ar oras, ir džiaugimės, kad turim. Būkite laimingi, valgykite daug blynų ir ateina gavėnios laikotarpis, tikrai Velykų, o ši diena yra tokia kaip tarp išeinančios žiemos ir ateinančio pavasario. Tad noriu dar kartą pasveikinti artėjančią nepriklausomybės dieną su vasario 16 ir kartu su užgavėnėmis. Būkite laimingi. Ir ant dugno dėk ranką ir va. Ne, taip laikyk. Kita ranka.